Vis didėjanti natūralių produktų paklausa skatina ūkininkus atsisakyti sintetinių trąšų bei augalų apsaugos priemonių ir pereiti prie ekologinio ūkininkavimo. Įsipareigoję ne mažiau kaip 5 metus laikyti sertifikavimo taisyklėse nustatytų sąlygų, žemdirbiai gali gauti ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą ES paramą, mokamą pagal priemonės agrarinės aplinkosaugos išmokos. Neapsimokėjo naudoti chemiją, tam, kad būtų man rami galva, kad stručiai nenugaiš nuo chemijos. Aš pagalvojau, kad geriau auginti ekologiškus grūdus ir šerti stručius. Nemažai stručių į Rusiją eksportuojantis ūkininkas sako, kad jo turimas ekologinio ūkio sertifikatas gerokai palengvina ir paukščių įvežimo procedūras. Mat šios šalies pareigūnams, tikrinantiems ar stručiai nebuvo šeriami genetiškai modifikuotais pašarais, papildomų įrodymų dažniausiai nebereikia.